Muzika iš 1984 metų Amstrad namų kompiuterio žaidimo Roland in Time. Ištrauka iš 1996 metų vaizdo kasetės 6 maggio 1976 Il terremoto in Friuli išleistos su dienoraščiu Il Gazzettino. Che cosa le è capitato? Cosa è successo? Šaltinis vis dar yra Il Gazzettino vaizdo įrašas. Jie sako, kas tau nutiko? Buvau dėdės namuose, kai pajutau stiprią vibraciją. Išbėgau į gatvę, bet nespėjau. Viskas pradėjo griūti ant manęs. Koja neatlaikė, negalėjau pajudėti. Aplinkui vien dūmai, žmonių kliksmai ir tamsa. Nebuvo net kuo kvepuoti. Tutto buio, non si riusciva neanche a respirare. Sveiki! Šis spalvingas kaimelis vadinamas Gemona del Friuli. Po 1976 metų žemės drebėjimo Gemona tiesiog nebeegzistavo. Iš maždaug 1000 žemės drebėjimo aukų visame Friulyje 400 žmonių žuvo čia. Neįtikėtina, bet vienas iš nedaugelio dalykų išlikusių po sunaikinimo buvo ši bronzinė karo memorialo statula. Nepaisant to, kad ją palaikusi konstrukcija buvo sunaikinta. Iš pirmo žvilgsnio miestelis atrodo senovinis, tačiau beveik visi pastatai čia yra 50 metų senumo. Viskas buvo pastatyta taip, kaip buvo ir kur buvo. Kur įmanoma, ištrauktos originalios pastatų dalis buvo perkeltos iš griuvėsių, taip išsaugant viduramžio ir Venecijos estetiką. Tai Santa Maria Assunta katedra. Ji buvo atstatyta naudojant šią techniką. Akivaizdu, kad ten, kur trūko originalių dalių arba jos buvo pernelyg pažeistos, buvo panaudotos naujos medžiagos. Tačiau rezultatas yra puikus. Esame katedros viduje, tai prakartėlė, vis dar kalėdų metas. Kodėl atstatyti taip, kaip buvo ir kur buvo? Meno paveldas buvo išsaugotas. Gemona vis dar yra turistų lankoma vieta, dėl to, kad jos senovinė išvaizda yra išsaugota. Be to, žemės drebėjimo trauma ištrina atskaitos taškus. Atkūrus pažįstamą aplinką, gyventojai galėjo grįžti į savo vietas. Tai nuolatinė fotografijos paroda miesto centre, vadinama atminties fragmentais, fragmenti di memoria, ir pasakoja apie Gemonos sunaikinimą ir atgimimą. Glemone torna su, Gemona atgimk. Kodėl atgimk? Dėl to, kad po žemės drebėjimo kilo konkreti idėja apleisti sugriautus kaimus ir perkelti gyventojus į naujus miestus. Kaip matote, Gemona yra tarp uolėtų kalnų. Iš tikrųjų, jos pavadinimas kilęs iš indoeuropiečių šaknies glam, kuri reiškia uolą, akmenį. Čia matome miestelį po 1976 metų žemės drebėjimo, o čia po 50 metų.
Mūsų Džemonoje taip pat yra pilis, dabar einam jos apžiūrėti. Ji neturi aiškių statybos metų, yra keltiškos kilmės, romėnų laikais buvo naudojama kaip sargybos postas, po to ją įtvirtino longobardai, o 1976 metais ją sunaikino žemės drebėjimas. Dabar esame buvusiuose pilies kalėjimuose. Šiuo metu čia vyksta paroda, kurioje eksponuojama Venecijos režisieriaus Gianni da Campo privati filmų, plakatų ir komiksų kolekcija. Po jo mirties kolekcija buvo padovanota Džemonos filmų archyvui, Cineteca di Džemona, su kuriuo režisierius dažnai bendradarbiavo. Kaip sako Friulio rašytojas Mauro Corona, il friulano piange poco. Friulio gyventojas daug neverkia, jis žino, kaip sulaikyti ašaras. Ašaros teka jo viduje, tarsi nauja limfa, bauginanti, bet kartu ir kūrybinga. Nėra prasmės gailėtis savęs, turime pradėti iš naujo. Aišku, yra sunku pakelti akmenį, kad pastatytum sieną, kai viduje jauti skausmą dėl savo mirusiųjų ir visas tavo pasaulis nebėra. Jei tas akmuo sveria kilogramą, su sielos skausmu jis sveria 100 kilogramų. Bet Friulio gyventojas vis tiek jį pakelia ir padeda čia. Ir pagalvoja, tuo tarpu mes įdėjom šitą. Ir tai yra geriausias įmanomas Friulio gyventojo apibūdinimas. Džemonos atstatymas truko apie 15 metų. Maždaug 6 mėnesius po žemės drebėjimo žmonės gyveno palapinėse, o 1977 metais buvo perkelti į surenkamus namus. Gamyklų ir namų atstatymas truko iki 1986 metų, o Džemonos katedra oficialiai vėl atidaryta 1992 metais. Kad suprastumėte žemės drebėjimo griaunamąją galią, norėjau jums parodyti šį kabutėse paminklą. Tai Madonna delle Grazie bažnyčios nuotrauka prieš žemės drebėjimą. Ir štai kas liko. Buvo nuspręsta neatstatyti bažnyčios, o išsaugoti jos griuvėsius kaip žemės drebėjimo smarkumo liudimą. Tai viduramžių miestelio gatvelės, čia taip pat visi pastatai, kuriuos matote, yra atsparus žemės drebėjimams ir buvo atstatyti ten, kur anksčiau stovėjo. Tas namas su portikais, kurį matote dešinėje, yra Casa Gurizati.
Tai 14 amžiaus pastatas, kuris taip pat buvo atstatytas po žemės drebėjimo. Viduje yra Cineteka del Friuli, Friulio filmų archyvas, į kurį Gianni da Campo kolekcija sugrįš uždarius parodą pilyje. Reikia pasakyti, kad net jei viskas atrodo taip pat kaip ir prieš žemės drebėjimą, žmonių gyvenimas labai pasikeitė. Prieš žemės drebėjimą Gemona buvo viduramžių kaimas su šimtmečius gyvuojančia žemės ūkio ekonomika. Kaimas buvo namų, arklidžių ir tvartų rinkinys. Viskas buvo pastatyta iš prastų medžiagų, tokių kaip akmenys ir silpnas skiedinys. Vienintelis šiltas kambarys buvo virtuvė, dėl to, kad joje buvo židinys, fogolar, friulių kalba, šitas. Prie ugnies žmonės valgė, perduodavo istorijas ir priimdavo sprendimus, išlaikydami žodinę ir archaišką kultūrą. Po rekonstrukcijos kiekvienuose namuose buvo įrengta centrinio šildymo sistema. Visame name buvo šilta, tai lėmė didesnį individualumą. Šeimos nariai pradėjo daugiau laiko leisti savo kambariuose, o ne visi kartu virtuvėje. Be to, rekonstrukcija paspartino masinės industrializacijos procesą. Friulis tapo viena produktyviausių gamybos sričių Europoje. Tai atnešė plačiai paplitusį ekonominį klestėjimą, kuris panaikino badą, bet taip pat ir ištrynė kaimo papročių paprastumą. Tai iš Gemonos viskas. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki. Tai yra vaizdo žaidimas Roland in Time. Jį įkvėpė 70-ojo dešimtmečio televizijos serialas Doctor Who, daktaras Kas. Roland keliauja laiku telefonų būdelė, visai kaip daktaras Kas. Žaidimų metu skamba daina The Happy Wanderer, kurią 1953 metais parašė kompozitorius Friedrich Wilhelm Müller. O pradinio ekrano muzika yra 8-bitų versija serialo Doctor Who garso takelio, kurį 1963 metais sukūrė Ron Greiner ir Delia Derbyshire.